Kadangi saldainiai per Helovyną yra tiesiog privalomi, šiandien būtent su jais aš ir pasitinku žalgiriečius tiesiai prie Rūbinės. Tai kaip Helovynas? Superinė. Ačiū. Šventa? Grab a candy. Oh, dope. Mark, sure. How was your Halloween? It was great. Oh, just one, okay? No. After that again. Hey. Hi. This for me? Just one. Just okay. Good game. Thanks. Sveiki visi Žalgirio fanai, sveikinuosi su jumis iš Helovyninės Žalgirio arenos, kur šiandien Žalgiris labai tikimės, jog žiauriai aikštelėje susidoros su Villeurbanne Asvel komanda. Nuo jų žiūrit išskirtinį ir šiek tiek baisesnį Žalgiris backstage, tad važiuojam. Helovyninį įvaizdį. Kaip tu pristatytum draugas mano įvaizdį, ką? Pažiūrėk. Kaunietis. Aš manau, kad jo toksai vietinis. O parodyk savo ridiculį, ką ten turi? Čia esu pasiėmęs, naličkės biški visada turi nešiuoti, žinai. Niekada nežinoj, kaip gali vakaras pasibaigti arba kaip gali prasidėti. Dar norėjau parodyti treningiuką. Žodžiu, pats savo pasisiuvau, pats pasisiuvau, pats užsisakiau, tai tokių nėra niekur pirkti, bet jeigu reikia, Zvanokas duodi, gerai bus draugas tau, tikrai. Pažiūrėk, su Svarovskiais, tikris Svarovskiai, jo. O man tai, kokiu helovyniniu kostiumu aprengtum Ulę? Ta patį galiu duoti. Ta patį gerai, o... Labai jam tiktų. O Butkevičių? Irgi pasiūsiu ir tam, ne? Irgi arba šitą, arba kapitonas Lietuva, jo. Aha, gerai, o Keenanui Evansui? Keenanui Evansui duočiau Radži kostiumą. Kas yra Radži kostiumas? Daug aukso. Tai ar šventėt Helovyną? Ne? O kodėl? Variu prašyti pokštas arba saldainis, tai gavau belia kiek saldainių, pokšto tik vieną. Nu gerai, o kokį helovyninį kostiumą uždėtumėt Arnui Butkevičiui? Zombi! Vampyrą. Gerai, o Biručiui? O, šitam tai tikrai, kaip ten, Žalgirio. Tiesiog Žalgirio, aha, gerai. Žudikas. O, Pipira. Pipira. Gerai, ir paskutinį Keenanui Evansui. Nežinau labai. Monstras. Gerai, monstras. Manau, kad turėtų tikti milijonierius. Milijonieriaus kostiumas Keenanui Evansui, gerai. Michaelas Jacksonas. Nice, super, ačiū labai, duok 5. 5. Tai Markai, dar visai neseniai stovėdavai čia Žalgirio arenoje, neturėjai savo tokios kaip vietos, šiandien jau sėdėm parketo, tai sakyk, ar didžiulis tas skirtumas? Milžiniškas skirtumas, bet aš vieną kartą buvau gavęs ant šito suoliuko atsisėsti, kur sėdėjus fotografijai, tai buvo dar didesnis įspūdis. Bet vietos patogios, labai fainai, ačiū už bilietus. Kaip tau šiandien visas vaibas čia Žalgirio arenai, nes mes turim tokį helovyninį editioną Žalgirio arenos. Kaip vertini, ar smagu, ar turėtų Žalgirio arena dar daugiau daryti tokių teminių rungtynių? Aš manau, kad važiuoti kartu su pasauliu ir kartu su trendais yra labai pagirinti ir faina. Smagu, kad čia irgi yra pasitengta. Gerai, o kokiu helovyniniu kostiumu aprengtum Birutį? Birutį? Drakula. Jis būtų Drakula. Arba ne, būtų tas svirdulys tas didelis iš Adams šeiminėlės. Jo, gerai. O Ulė? Ulė tuo profesorium iš Money Heist. Gerai, o Kazį Maksvytį? Kazį Maksvytį?
tikrų lietuviškų tėvukų. Tiesiog, jis puikiausias. Labai tinka. Benai, parodyk savo marškinėlius ir papasakok apie juos. Tiesiog viskas parašyta, nieko nebereikia sakyti. 3 dalykai, kurie nuramina. Mamos rūpestis, namų šiluma ir kaziuko šypsena. Pabandykit nesutikti. Pabandykit. Kas bus? Kaip? Kas bus, jeigu nesutik? Nesišypsos kaziukas. Kaziukas liūdės labai. Benai, kaip vertini šitas rungtynės, kaip vertini helovyninę atmosferą? Puikiai vertinu. Tikiuosi, kad baisu bus tik varžovams, ne Žalgiriui. Tai viskas nuostabu kaip visada čia. Gerai, o kaip helovyniškai į vakarėlį aprengtum kaziuką? Aš nežinau, čia jaunimas su helovynu. Ne, Benai. Nu kaip manai, kas jam tiktų? Kaip tasai pulinys iš Adolfų. Ok, gerai, o Kinana? O Kinana kaip Bleidą. Ašmenis. Tu man sakai jaunimui, bet žiūrėk, puikiai susitvarkei. Nu, mes su senoviniais ir su vienu filmu. Labai gerai. Dominikai, tu esi dažnas Žalgirio arenos lankytojas. Žalgirio rungtynės šiandien jos šiek tiek kitokios. Turime helovyno tematiką. Tai ar smagu, kad tai yra teminės rungtynės, ar jokio skirtumo? Aš manau, kiekviena šventė turėtų turėti savo kažkokį įvaizdį. Tai šitą labai man patinka. Gerai, tai kokia kita turėtų būti šventė su įvaizdžiu Žalgirio rungtynėm? Tai sekanti šventė, kas Kalėdos ateina? Gerai, tai kaip puoštume? Reiktų įdėti kažkokių kalėdiškų akcentų. Aha. Dovanėlių, eglučių pripuoštume, ar ne? Gerai, dar kalbant apie helovyną, kaip aprengtum Arną Butkevičių į helovyno vakarėlį? Tai senelių šaltis. Į helovyno vakarėlį? Bet tai senelių šaltis irgi tinka. Į helovyno vakarėlį Slendermanu. Gerai, Ule. Ule galėtų būti tas killeris Meyersas toksai. Ok, Jonasas. Ką nevestų? Ok, gerai, ir akcentėlis toks Kazys Maksvytis. O Kazys galėtų būti Darius arba Stasys Girėnas. Lamba, labai gerai. Justinai, kaip tau šiandien helovyninės rungtynės? Man labai patinka, kaip tu atrodai. Ačiū. Man labai patinka, kaip komanda atrodo. Iš tikrųjų, man atrodo, juodai žalios aprangos, uniformos labai tinka. Galėtų ir dažniau. Dažniau, tai pavyzdžiui, galėtų padaryti tai nuolatiniam aprangom? Aš manau, kad galėtų. Man patinka. Man viskas, žinok, patinka šiais metais. Man visas brandingo pakeitimas, pavyzdžiui, Žalgirio, man žiauriai patinka. Man patinka, kad mes išėjom iš to tokio kažkokio Comic Sans rašto į labai subtilų, labai gerą ir labai minimalų brandingą. Tai man labai patinka. Tai kaip manai, tu būtum už, kad būtų daugiau tokių teminių rungtynių, ar ne? O jo, aš manau, nori, nenori, žinai, mes Eurolyga ir šiaip Žalgiris, mes artėjom prie NBA, prie viso to entertainmento dalyko, tai aš manau, kad jo biški daugiau ypač tokiais dalykais, nepratęsint varžybų dar 5 valandom, o aprangom, detalėm, tokį padarimą, tai man atrodo labai turėtų sueiti. Gerai, o kokiu helovyniniu kostiumu aprengtų Maksvytį? Aš Kaziui Maksvyčiui uždėčiau skrybelę, bet dar tokia platesnė kaubojiškus batus, mėlynus marškinius, tokia liemenė odinė, uždėčiau žuvyčių barzdą, uždėčiau pipkę ir kad jis būtų visiškai toksai classic kaubojus vadovas. O Birutis? O Birutis tai, norėjau sakyti Frankenšteinas, bet ne, gal Birutis, ką žinau, galėtų būti iš Adamsų šeiminėlės tas svirdulys. Galėtų, o Dimša? Dimša, nu žinai, aš Dimšos akis man yra, aš Dimšą tiesiog aprengčiau vandenynu. Gerai, ir Keenaną Evansą? Keenanas Evansas, ką žinau, galėtų būti Kriugeris, pavyzdžiui, koks nors, ne? Neblogai. Jo, kažką tokio.
NBA čempionas nusprendė užsukti į Žalgirio areną palaikyti Žalgirio. Tai grįžau gyventi Lietuvą ir dabar darbas skautinti Europą. Čia tokia darbinis užėjimas galbūt į Žalgirio areną, ar ne? Ir ne paskutinis kartas. Lankysiuos dabar kiekvienose Žalgirio Eurolygos rungtynėse, nes labai patogu visas Eurolygos komandas pamatyti Kaune. Okay, tai ar įkrito kažkas į akį, ar patraukė jūsų dėmesį šiandien rungtynėse? Negaliu sakyti. O galit palinksėti, jeigu buvo? Ne, tiesiog mano darbas dabar yra tiesiog visus žaidėjus žinoti, pamatyti, kaip sakant, iš arti paliesti, pamatyti, apčiupinėti, ne? Taip. Ir tiesiog, kadangi kiekviena komanda atvažiuoja į Kauną, tai labai patogu, nereikia kažkur skraidyti labai daug, o visus gali pamatyti čia sezono metu, tai taip ir planuoju daryti. Tai tapo čempionais NBA Nuggetsais, tai papasakokit šiek tiek daugiau apie tą momentą, ką reiškia tapti NBA čempionais, koks tas jausmas, kaip viskas atrodo. Nežinau, dar pats kartais tuo nepatikiu, sunku iš tikrųjų patikėti ir savo norisi įsižnypti, ačiū labai. Bet tikrai smagu, buvo labai smagu laimėti tą vakarą, buvo labai smagus paradas ir lygiai taip pat buvo smagu tą čempionų žiedą atsimti. Tai tais momentais supranti, kad tai buvo, bet visa kita daugiau mažiau nepasikeitė, nes dirbi toliau savo darbą ir priėmi daug sveikinimų. Girdau čia kažką apie darbą Žalgiryje, ar galima tikėtis? Ne, tikrai ne. Kodėl ne? Ne, tai dabar atsakykite, kodėl ne? Todėl, kad turiu darbą pakankamai gerą, kuriuo esu patenkintas ir Paulius Jankūnas darbo, puikų darbą ir kaip ir jūsų visa organizacija iš tikrųjų labai nuostabų darbą daro tiek Europoje, tiek pasauliniu mastu, sakyčiau, Žalgiris yra aukščiausio lygio organizacija ir labai smagu ir atvykti varžybas ir pamatyti atmosferą ir visą laiką net į savo kolegom visiems sakau, kad ta Žalgirio atmosfera tokia yra Eurolygoje, tas toks bucket listas, kur noriu užsidėti, pamatyti ir tikrai negėda visiems parodyti.